Sveiki! Šiandien aš noriu Jums parodyti, kaip naudotis Senjorų pasaulio svetainėje klubo nariams skirtų kalendoriumi. Atsidarote svetainę senjorupasaulis.lt. Matote atidarytą svetainę. Tada dešinėje pusėje randate mygtuką klubo nariams. Atsidarome šią nuorodą. Ir mums iš karto įkelia į klubo nariams skirtą kalendorių. Čia mes matome visas veiklas, kurios yra suplanuotos tą mėnesį. Žiūrime, kas vyks vasario mėnesį. Vasario mėnesį turime suplanuotas užsienio kalbų modulio pamokas, ispanų kalbą, anglų kalbą, vokiečių kalbą. Turime ketvirtadienio paskaitas, kurios taip atidarote. Vasario 5 dieną vyks paskaita informacijos valdymas ir saugojimas skaitmeninėje erdvėje. Ir daugiau apie renginį mes galim pasiskaityti svetainėje, nes čia yra įdėta nuoroda. Tada einame į klubo nariams skirtus renginius. Atidarome filosofijos valandėlę. Filosofijos valandėlėje mums yra žinia, kad tą dieną, vasario 6 dieną nuo 10 iki 11 vyks paskaita, kurią ves Ilona Mikulėnienė apie minties architektą Stasį Šalkauskį. Taip pat čia yra įdėta prisijungimo nuoroda. Jeigu jau renginys buvo praėjęs, mes galim sugrįžti į sausio mėnesį. Tos paskaitos, kurios turi savo įrašus, prie jų yra toks mažas ženkliukas, tokia įdėta kamerytė. Tarkim, mes turėjom sausio 23 dieną susitikimą Smėlis su režisieriumi Mantu Verbiejumi, filmo režisieriumi Smėlis tavo plaukuose. Ir čia mes atsidarom šitą langelį kalendoriuje ir iš karto galime žiūrėti filmą. Ne filmą, o paskaitos susitikimo įrašą. Tai tiek trumpai apie komunikaciją klubo nariams, kaip klubo nariams reikia naudotis kalendoriumi.